Sveiki visi, šiandien servise 007 turime jau mums iki skausmo turbūt pažįstamą Dodge Durango automobilį 2016 metų, naujesnio tipo Pentastar 3.6 V6 formos be abejonės variklis. Na ir pilna internete ir viešoje erdvėje ir ne kartą ir pats esu kalbėjęs ir tą video dėjęs, kaip tie automobiliai nevažiuoja, kaip jie smūgiuoja, kaip jie prastai važiuoja, kartais ir tik benzinu, kartais ir dujom. Be abejonės dažniausiai su dujom būna problemos, tai šį kartą noriu tokį parodyti tiesiog elementarų pavyzdį. Klientas, aplankęs jau ne vienas dujinės dirbtuvės, atvažiavo pas mus, ieškodamas problemų, kodėl tas automobilis nevažiuoja. Pradžioje, aišku, tos problemos buvo akivaizdžiai dujomis, ten visokiausia smūgiai, mišinių klaidos, trūkčiojimai, smūgiavimai tiek greitėjant, tiek lėtėjant, tiek pastoviu greičiu autostradoje važiuojant. Paskui jau lyg ir benzinu tos problemos pradėjo darytis ir taip toliau. Žodžiu, meistrų būta ir ne vienas, na, o rezultato to kaip ir nepavyko pasiekti. Tai gal pradėsiu truputį nuo tos istorijos, ką padarėm visų pirma. Tai visų pirma, su automobiliu pravažiavom benzinu, apie jokias dujinės įrangas nekalbant. Tai pradžiai išsidefektavom ir pamatėm, kur yra problemos. Tai automobilis iš tikrųjų nešvariai labai dirbo, nors pats misfire monitorius, netgi turint tam tinkamą įrangą, jokių, sakykime, konkrečių cilindrų misfire net ir neišskyrė, bet tikrai buvo akivaizdžiai juntama problema, kad automobilis tolygiai nešvariai važiuoja, nors ir kompas klaidų nefiksuoja, bet jis tikrai nevažiuoja taip, kaip turėtų. Na, pradėjus gilintis, kas ir kaip, be abejonės visų pirma buvo nuspręsta pakeisti žvakes tokias, kokios gamykliškai iškeliauja. Tai apie žvakes mes irgi esam kalbėję, tai sumontavom originalias Championo 9417 kodų žvakes. Išsukom jau keistas Bosch'o žvakes. Kas įdomiausia, kad pagal katalogą, jeigu pasižiūrėt būtent šitą žvakę, tai nurodo Honda automobiliam. Be abejonės tokio pats riegio, tokio patilgio jos vizualiai tinka, bet faktas, kad tiesiog nėra sukurto šitam varikliui. Labai dažna klaida, nežinau, kas pardavinėja, kas siūlo arba kodėl katalogai kažkokie tos analogus priveda, bet faktas, kad tų problemų būna, tai pakeitų žvakes visos problemos praktiškai išsprendė. Tai su benzinu turėjom iš karto normaliai veikiantį automobilį, be abejonės buvo nuimtos visos adaptacijos greičių dėžės, variklio adaptacijos, viskas, ką buvo galima padaryti diagnostiškai, buvo padaryta. Išmokius naujai dėžę, panaikinus visas klaidas ir padarius, kad automobilis dirbtų tvarkingai, jisai važiavo, be jokių problemų ir problemų nekėlė, tiek mieste, tiek už miesto, sklandžiai mėtėsi bėgiai, taip toliau ir panašiai. Na, tuomet grįžom prie dujų. Aišku, reikia vėlgi paminėti, kad nuo 16 metų, iš esmės nuo 18 gal metų, ne visi galės normaliai prieiti prie diagnostikos Dodge'ui, tiek aplamai visam FCA koncernui, nes ar tai būtų Chrysleris ar kiti amerikonai, nes ten yra koduotos SGV licenzijos, kurias reikia turėti, tikrai ne visi jas turi. Tai vėlgi turėkite omeny, kad kartais netgi, sakykime, montuodami savo pinaują automobilį kažkur galbūt, nežinau, garaže arba šiaip kažkokiose dirbtuvėse, tai kartais gali būti taip, kad net ir check engine nepavyks paskui ištrinti, vien tik dėl to, kad kai kurie neturi reikiamų licenzijų ir įrangos tam. Dabar grįžtant prie dujinės įrangos, tai problemų net nežinau, nuo ko pradėti, visas kalnas, sumontuota Lenko LBG įranga, štai toksai kompiuteriukas, reduktorius Tomaseto su dviem išėjimais 13XP, daugelis montuoja juos. Iš tikrųjų, tai prasti tie reduktoriukai, pradžioje dar gal ir būti ir veikia, bet stringa, būna virslegiai, leidžia žarnos, sproginėja žarnos, čia irgi jau skirtingos sąvaržos, skirtingų žarnų pridėta, vandens trišakiai irgi leidžiantis, bėgantis, dėl to, kad per mažo diametro sudėta. Na ir visai šiaip krūva problemų, visur, kur galima padaryti, buvo tos klaidos padarytos. Tai mes be abejonės pakeitėm į Landirenzo dujinę įrangą, taip kaip mes visą laiką montuojam. Tai buvo sumontuotas Landirenzo Evo OBD dujinės įrangos valdymo blokas, L10 turbo oversize dujų reduktorius, filtras, slėgio daviklis, purkštukai, OMB BFC vožtuvas, perdarėm visą priekį, sutvarkėm visas nesąmonės, kurias radom pakeliui, įskaitant ir reiškęs aušinimo išsiplėtimo bakelio kamštį, kuris netinkamai veikia. Pakeitėm vieną žarną suskirdusią, sutvarkėm visus pratekėjimus aušinimo skysčio, nes vėlgi aušinimo skysčio atvažiavo automobilis be praktiškai išsiplėtimo bakelis buvo tuščias. Na, tai kaip jisai gali būti pilnas, jeigu ten 4 vietose jisai buvo leidžiamas. Tai va, tai sumontavom naują sistemą ir paleidom be jokių problemų, automobilis tikrai važiuoja sklandžiai, pravažiavom ir išvažiavom net į autostradą.
tikrai apsukom ratelį ir grįžom atgal. Tai va dabar viso šito moralas kame. Benzino bėdos, žvakės parinktos blogai, tai čia viena medalio pusė. Antra medalio pusė įrangos montavimas. Tai labai dažnai būna taip, kad paskambina klientai ir sako, va turim Dodge Durango, kiek kainuoja sumontuoti įrangą. Tai šiai dienai pas mus Landirenzo pilnas komplektas su 92 litrų Bormechų kokybiškų dujų balionų kainuoja 1690 eurų su montavimo darbais ir PVM. Tai yra 2023 metų pabaiga. Šiai akimirkai turim tokias kainas. Nežinau, kokios jis bus ateityje, bet visą laiką galima jas sužinoti, jeigu domitės ir pasiklausti. Kai kada žmonės paskambina ir sako, man siūlo ten sumontuoti kažkoks asmuo, ten garažė, ne garažė, ne tiek svarbu, bet ten už 1200 eurų, ar ne, kaip pavyzdys. Aišku, be PVM ten ir visi kiti dalykai, bet esmė kokia, susimontuoju už 1200 įrangą, tada atsikankini, privažinėjai pas meistrus, prisikaitalioju visokiausių žvakių, dar net netokių, kokių reikia, vėl užsiraunant meistrų kalno, ir tada susimoki 1500, kad visą tą sistemą, kaip pavyzdys, mes demontuotume ir sumontuotume naują. Tai turim 1200-1500, plus kalną sudeginto laiko, plus meistram išleistų pinigų, kur neaišku, ką gydė ir kaip gydė ir ką taisė. Ir finale gaunasi 3000 pinigų, rezultato jokio. Nu, aišku, dabar jisai yra, bet vėlgi turim pakankamai prastai ir dujų pildymą padaryti, ir balioną pakankamai mažą, ir sumontuotą ne visai, gal sakykim, taip, kaip jis ten turėtų būti. Tai va, tai moralas, kad yra turbūt tame 2023 metų pabaigai, nors ne kartą jau kalbėtas, kad tik protingi žmonės mokosi iš svetimų klaidų, visi kiti iš savo, taip kad kai renkantės bet kokią paslaugą, tiek žvakių keitimą, tiek dujinės įrangos montavimą, na, pasidomėkit, įsitikinkit, nes turbūt ir pačių pigiausių batų Norfoje niekas neperkam, tai lygiai taip pat ir su paslaugų kokybė reikėtų rinktis galbūt ne tiek žiūrinti finansus, bet pagalvoti visgi, kas į tai įeina, koks bus aptarnavimas, kokia patirtis ir taip toliau ir panašiai. Tai toks mano būtų ir palinkėjimas, o visiems klientams, kurie Dodge Durango vairuoja ar turite kažkokias problemas, jau ne kartą esam kalbėję, kad šie automobiliai iš tikrųjų važiuoja be problemų, puikiai, tiek benzinu, tiek dujomis, tik viskas turi būti padaryta tinkamai ir taip, kaip turi būti padaryta. Jeigu jums nesiseka su savo montuotojais tų problemų išspręsti, rastų sprendimų, tai be abejonės galite kreiptis pas mus. Ačiū.